prasidėjo vasara. 24 hours later. Kolegų susirinko. Oho, kas čia yra per dalykas, kas čia per ženklas jaunų ūkininkų ūkių kūrimas augininkystės sektoriuje? Sveiki kolegos, šią savaitę darysime ūkio viešinimo stendą. Jis turi kabėti ūkyje kažkur ant pagrindinių vartų, kai žmonės atvažiuoja, kad matytų, jog ūkis yra įkurtas su ES paramos pagalba. Ar jūs žinot, kaip turi atrodyti stendas? Aš nežinau. Bandžiau googlint, nieko neradau. Tada bandžiau kreiptis pagalbos į savo geriausią draugą ChatGPT. Susipykom. Žinokit, taip susipykom. Neįmanoma niekaip, tu jo klausis, vis tą patį atsako, tai taip susijėdėm, kad siaubas negaliu. Po to kurį laiką nešnekėjom, bet aišku, po to vėl prireikė pagalbos, tai teko atsiprašyti ir vėl toliau naudoti, taip lengva su juo susipykti. Kai atsiras robotai, pavyzdžiui, visokie ir tas dirbtinis intelektas, aišku, kai bus tikras dirbtinis intelektas, jisai bus galbūt protingesnis negu dabartinis, bet vis tiek, kai bus pirmosios tos versijos, tai manau, jisai bus toks, kaip dabar panašus yra, kaip su jais bus lengva susipykti. Kaip tas stendas turi atrodyti iš tikrųjų, tada bandžiau kreiptis pagalbos į jaunuosius ūkininkus, kurie taip pat pridavinėja projektą, atsiunti žmonės savo nuotraukas, visi, kas siunti, visų nuotraukos yra skirtingus, tai visi pasidarė skirtingus stendus. Ir sakau, kaip jūs tos stendus iš kur ištraukot, kaip padaryti, tai vienam sakė, įmonė padarė ir jie žinojo, kaip daryti, kitas sakė, pats susirado internete, tai ir aš pasitikėsiu įmonę, kuri daro, aišku, jie daro ne tai, kad tuos stendus, jie daro absoliučiai visas reklamas, bet sakė, yra darė ūkininkam ne kartą stendus ir sakė, visiems tiko, tai aš pasitikėsiu, kad tiks ir mano ūkio stendas. Tai atrodys mano šitaip. Jaunųjų ūkininkų ūkio kūrimas augininkystės sektoriui, tai čia yra mano projekto pavadinimas. Tada čia yra surašyta, kas buvo padaryta už ES pinigus, tai kad įsigyta ten laistymo sistema, tvora, tvenkinys, tinklai nuo paukščių, kurmių, agroplėvelė, šiaip pas mane yra agrotekstilė, bet tada jie kaip projektą rašė agroplėvelę, aš klausiau, sakė, skirtumo nėra. Gerai, patikėsim, bet aišku, žiūrėsim, kaip čia bus. Ir šilauogių sodinukai ir durpės jų sodinimai. Viskas. Ir sukurtas jaunų ūkininkų ūkis augininkystės sektoriuje. Tada yra mano ūkio projektas. Dabar galvoju, ir galiu aš rodyti savo ūkio projektų numerį ar ne. Gal negaliu? Tai tiek to. Tai žiūrėkit, atmet jums nerodysiu. Nežiūrėkit ūkininko mano projektų numerį. Jei kažką sakys pataisyt, kai atvažiuos tikrinti, tai tuomet mes jį pataisysime. Susidėkim pačią pagrindinę įrangą. Aišku, numeris 1 yra mano filmavimo įrenginys. Tai yra mano stovas. Savo gražiai tašę. Tikra ūkininko tašė. Gražiai rožinė. Žinau, kad visi pavydyt, bet čia jau tik aš tokią turiu. Kitą marmaliuzą. Šiandien planuoju daug pakast. Užsidėsim savo viešinimo stendą. Šių metų planas būtų pasikeisti vartus, tai vartus pagaliau dėsiu normalius. Jau dabar, jeigu viskas gerai ūkyje, kažkokių labai didelių investicijų nebebus. Nes kaip ir viskas padaryta, tai tik tai beliks priežiūra, pjaut žolę, liet šilauoges, pasitręš, pinigų šiek tiek bus ir bandysiu dėti normalius vartus. Ženklą dabar, kai uždėsiu, aišku, reikės vis tiek perdėti, bet tai, kad čia padarysiu 4 skyles, to vis tiek, manau, kažkaip sugalvosiu, kaip jas panaudoti tas skyles. Gerai? Ne? Negerai? Sakot, kur? Į dešinę? Kaip sakytumėt, kolegos, ar gerai bus čia? Gerai sakot? Įsivaizduokim, kad aš esu šiaip tiesiog pro šoną einantis žmogus, turistas, o taip eini, lia. Oho, kas čia yra per dalykas, kas čia per ženklas jaunų ūkininkų ūkio kūrimas augininkystės sektoriuje? Oho, manau, žmonių reakcija bus tokia, kai pamatys šitą ženklą ir matosi iš toli, gražus, spalvotas ir, manau, pritrauks smalsuolius, kurie norės važiuoti, o kas čia toks spalvotas, sakys, einantis visi pro šoną ir prieis paskaityti. Ir tada pamatys, kad čia yra ES pagalba įsteigtas šitas modernus ir labai nuostabus ūkis Lietuvos kaime. Dar vienas darbas, kurį šiandien atliksim, tai irgi papjausim truputį žolės. Vėl viskas dėl to, kad laukiam atvažiuojant vertintojų, nes kai važiuoju visą laiką su mulčeriu, prie pat tvoros privažiuoti negaliu ir lieka toks tarpas. Ir aišku, tas tarpas, kai lieka, tai vasarą ką darai, sakai, tiek to nupjausiu kitą kartą, taip ir lieka. Ir dabar labai negražiai atrodo, nusipjausim aplinkui visą sklypą patvorį, kad vis tiek bent kažkiek atrodytų gražiau. Teritoriją aplinkui apipjoviau, tą seną žolės praeitų metų, kur tingėjau nupjauti, tada šilauogės apravėjau, tai nebėra tokių šilauogų, kad būtų labai daug žolių priaugę, aišku, kažkiek tų žolių vis tiek yra, bet taip minimaliai liko, jau taip švariai visiškai neravėjau, bet daugmaž viskas apravėta. Ir liko paskutinis darbas, ką dar pasidarysiu, kas nuo manęs priklauso, tai apvažiuosim visą sklypo teritoriją ir susirinksim visas šiukšlės, nes čia šiukšlės nuo 2 metų yra dar likę, kai tvorą statėm, yra likę kaulų galiukų, tada kai paukščių tinklus dariau, kur nupjovinėjau viršus, irgi taip pat yra likę galiukų.
Na ir plius dar vis tiek visokių šiukšlių aplinkui mėtosi. Tai tą skylės kaip jojom, šiaip irgi stengiausi aišku viską susirinkti, bet kartais būna tai vienas, tai kitas gabalas yra pabėgęs kažkur šiukšlių, tai vat viską pažiūrėsim ir susirinksim. Na ir aišku, turiu aš čia vieną problemą pas savęs šiokią tokią, tai yra labai daug pas mane atpučia. Va, štai šitokių dalykėlių. Ir tu juos susirenki ir vėl jų pilna. Susirenki ir vėl jų pilna. Tai pas mane pilnas sklypas yra va štai tokių dalykų. Ir jų čia yra visur pilna, kad ir kur be mes nueitume, be pasižiūrėtume. Tai va čia iš tikrųjų labai didelę turiu problemėlę su šitais. Su maišais truputį persistengiau, nusipirkau 350 litrų, bet būsiu, žinokit, persistengęs su maišais. Į vieną rinksiu plastiką, į kitą rinksiu medį, o akmenis mesiu tiesiog į kaušą, tai planas dabar būtų toks. Na, bus gerai. Gal kaip nors pakelsim. Radau dar metalų kaip visą laiką. Na ir geriausių mulčerių draugų, tai akmenų. Nu, mulčeris tai visą laiką savo geriausius draugus randa, atrodo važiuoja, nėra ne vieno, bet mulčeris visada suras savo draugą. Netgi matosi, kiek kartų buvau susitikęs, nu gal čia aišku per vieną kartą, bet matosi akivaizdžiai, kad yra prasileidęs nuo mulčerių ne kartą. Va čia visur gavęs, visur matosi, kur yra gavęs, šitas irgi matosi gavęs. Nu tai tų tai visą laiką atrodo jau viską susirinki, nebėra ir kiekvieną dieną vėl tu jų randi pilną. Nu tai ką, tai tokia ta mūsų šiukšlio medžioklė. Akmenukai, šiek tiek metalo, medis ir aišku ponas plastikas. Laukose ankstyviausias, ką turim, tai yra reka. Na, reka irgi jau pradeda po truputėlį gyvybės ženklus rodyt. Namų šiloginė turim dar ankstyvesnių šilaugių, tai yra Patriotas yra pats anksčiausias, ką turim. Ir Patriotų šilaugis jau prasiskleidė ganėtinai neblogai. Visos taip atrodo. Greitai galim praeit pasižiūrėti. Ir Patriotas visada būna pats pirmasis. Jie atrodo iš tai šitaip. Uogų labai daug, didelės, ankstyvos, bet truputį mažiau saldžios negu bliukropas arba diukas. Bet kas yra gerai, kad jos labai ankstyvos ir labai didelės būna. Kolegų susirinko, kaimyno augintiniai. Kai būna uogų, tai kai renkam visą laiką jom duodam, jos jau žino, kad čia jeigu ateinu, tai uogų duosi. Sorry, hebra, dar nėra, dar anksti. Susitiksim po kelių mėnesių. Vėl greičiausiai, nu ne greičiausiai, o jau tikrai šilaugę šiais metais mulčiuosiu. Ar tas mulčiavimas padėjo ar ne? Nežinau. Atsakymų šitą klausimą neturiu, bet turbūt jeigu antrus metus iš eilės mulčiuosim, tai turbūt, kad galbūt kažkiek ir padėjo. Galvojau, kad mulčiuosiu dar ne taip greitai, bet kad čia taip netikėtai prasidėjo vasara, visiškai tiesiog hop ir viskas peršokom į vasarą, tai mulčiavimas bus jau anksčiau negu aš tikėjausi. 24 hours later. Kažkur esu matęs, žinau, kad kažkada tokių dalykų. Jo, praeitais metais, man atrodo, irgi tokių būdavo. Kažkada esu matęs. Štai galim pažiūrėti, kaip atrodo užmulčiuota. Dabar kaip buvo. Iš pradžių, kai sumulčiavo, buvo tikrai ganėtinai neblogai, nu, bet matom, žolės vis tiek prasimuša. Aišku, jos prasimuša, manyčiau, mažiau negu prasimuštų neužmulčiavus, bet ravėti tikrai reikia, nebus taip, kad jeigu užmulčiuosit, ravėti nereikės. Ir dar kas atsitiko, kai tas mulčius susidėjo, nu, iš pradžių buvo viskas gerai, bet po to saulė švietė, jisai išdžiuvo ir vėjas labai daug jo nupučia. Matot, va, tiesiog vėjas pučia, iš šono nupučia. Ir jeigu, pavyzdžiui, pažiūrėsim va čia kur yra prie agrotekstilės, tai visur pilna to mulčiaus yra nupūsta, aišku, vėjas jį išpūsto ir čia jo kiekis vis mažėja. Nu tai dar šiuos metus vienus bandysiu dar papildyti, mulčiaus jau gal reikės truputėlį mažiau, nes vis tiek kažkiek lygiai yra, tai ant viršaus dėsim dar, tai dabar tas visas žolės va tiesiog išraunu, apraviu ir ruošiamės naujam mulčiavimo sluoksniui. Ravėti yra žiauru yra ravėti, juodas ir žiaurus darbas tas ravėjimas, pakerta kojas, kelienus, tai, nu, tikiuosi, kad ravėti reikės vis mažiau, tas sluoksnis vis pilnės ir, nu, viltis tokia, tai va, tai mulčiuosim. Šaunam savo ekipiruotę ir bus trumpas montažas iš ūkio darbų. Nėra lauko taip šilto, kaip atrodo. Varom.
pasidarėm viešinimo stendą, šilauogės genim, dirbam smulkius ūkio darbelius, na ir laukiam, kol ateis jau tas tikrasis pavasaris ir tuomet kibsim jau į rimtesnius darbus. Susitiksim po savaitės, iki visiems. Jeigu nesunku, paspauskit patinka, prenumeruokit. Ačiū visiems, labai malonu, kai paspaudžiat mygtuką patinka. Susitiksim po savaitės, iki visiems.